Šiaip tai sunku pasakyti, ar egzistuoja individas, kuris visai sąmoningai atkirstų bet kokią viltį nuo savęs. Turbūt tai yra neįmanoma gal net. Bet suprantat, kad yra, viltis yra, tipo, jinai daro tave ir nelaimingu to pačiu, nes tu negali jas realizuoti. Jo, nes tu nerimauji, kad jį vis tik tai yra išgalvotas reiškinys ir kad tu turbūt nelaimėsi to aukso puodo, bet viltis smagu yra. Ir tu taip tokiose supinėse, lyg ir faina būtų, bet tu supranti, kad nesąmonė čia iš tikrųjų, bet gal ir tokioj nesąmonėje tu gyveni. Ir supranti, kad o gal aš būsiu laimingas, jeigu aš gyvensiu va šiuo momentu, džiaugsiuosi tuo, ką aš dabar turiu ir toks, amor fati, mylėk lemti, kuri tau lemta. Man lėmė, kad šiandien aš nieko nevalgau. Reiškia, nieko nevalgau, okei, išsivalys mano organizmas. Aš taip suprantu, Ukrainoje, tiesiog, žmonės, kurie gyvena kasdienybėje, tai tą turi dabar labai, kad jiem netgi, kaip sako, paprasčiau gyventi šalyje negu negyventi kartu su visais kitais drauge. Ir tai yra toks kažkuria prasme fatalizmas. Toksai, jų gyvenimas, kai atsitiks, tai atsitiks, tarsi, tikimybė, kad kažkam kažkas nutiks, kad ant tavęs konkrečiai nukris raketa, jinai yra visiems vienoda ir visi į tokį išėję fatalizmą, bet tą tokį, tą iš tikro žmonės gyvena šiandien, nes kito varianto nebėra. Čia tai, ką tu sakei dėl to, gyvenimo dabartį, man atrodo, skirtumas tarp žmogaus, kuris gali rytoj mirti, tai jis gali gyventi dabar. Nes jis rytoj, aš jeigu sergu vėžiu ir aš žinau, kad mano dienos yra suskaičiuotos, tai aš prisipratinu prie mano baigtinumo. Bet daugelis mūsų gyvena, kad pabaiga jį bus, bet tikrai dar ne dabar, dar toli, reiškia be pigų. Reiškia, ne tai, kad be pigų, bet tu būtinai išsitęsi laike, o kai tai išsitęsi laike, tai išsitęsi laike į progresą, į liniją, į mano laiko liniją, per kurią aš tada turiu kažką nuveikti, aš negaliu stovėti taške, kažkoks fundamentalus žmogaus noras. Ir tada sakyti, kad aš džiaugiuosi šitą savo gyvenimo dieną ir kiekvieną dieną, tu ilgai, ta prasme, reikia pasiekti gerą dzen turbūt, kad tu galėtum iš tikrųjų šitą sakyti, o ne savo meluoti, suprasti, kad tu tiesiog švilpiko dieną išgyveni diena iš dienos ir ta prasme, tu niekur nebejudi, nes kažkoks fundamentalus noras yra turėti vektorių, Ir sudėtingiausia yra, kai tu suvoki, ką, man atrodo, referuojant į Šarūno tą pasakymą, kad 30 metų mes dabar gyvenam jau tokiam stebukliniam laike, kurio Lietuva gal niekad ir nematė tokio klestėjimo, tokių gyvenimo sąlygų. Tam tikrą prasme, ir tai yra ir daug sociologinių apklausų įrodė, matuojant žmonių tą laimę, kad būti prastesnėse sąlygose, bet tikėtis, kad tavo vaikai gyvens geriau ir kad tu kažką kuri ateičiai yra lengviau, negu suprasti, kad viskas, tu gyveni viršūnėje. Ir toliau yra tik tai riedėti žemyn. Ir gali būti... Nuo Everesto reikia nulipti. Jo, kad mes kaip vakarų civilizacija nelabai ką daugiau galim. Galim važiuoti žemyn, tas tikrai. Bet ar mes galim kokybiškai dar, mes galim turtingiau gyventi, daugiau valgyti, mes daugiau nesuvalgysim. Daugiau turto turėti nėra prasmės, Mes gyvenam super gerai ir tai yra kankinanti mintis, nes čia progresas pasibaigia. Iš to ateina tie judėjimai, kaip tu sakai, gal baigim siekti, gal kažkur sustabdykim, nes o kas jeigu jokio vektoriaus į viršų nėra ir tada reikia suprasti, kad reiškia mano visi vektoriai yra žemyn, visi jie yra prasti ir jeigu tai yra tik tai mano asmeninė mirtis, tai dar yra, kaip čia pasakyti, gaila, bet normalu. Reiškia, aš mirsiu, bet aplinkui save paliksiu pasaulį egzistuoti taip, kaip jis egzistuoja. Nesugriauta. Jisai tiesiog gaila, baigėsi mano laikas. Bet super sunkiai pernešama ir aš manau, kad ukrainiečiai tą išgyvena, nes nesunku įsijausti ir mums lietuviam tą išgyventi, tai yra justi šitą išnykimo grėsmę. Reiškia, ne aš mirsiu, viskas mirs, ką mes žinom, visa šita mūsų, nežinau, kuo tu benori tai apibūdinti,
kultūra, kaip mes įpratę elgtis vienas su kitu, kažkokius pasiekimus moralinius, kuriuos mes išsiugdėm, gerbti kitą žmogų, gerbti gyvybę, gerbti žmogaus orumą, ko negerbia ta jėga, kuri tai naikina dabar. Suprasti, kad tiesiog išnyks viskas, gali būti sunaikinta viskas, nes ta ekspansija yra tokia genocidinė, ne? Jinai, ne veltui degina bibliotekas, ne veltui bombarduojam meno akademiją, Kijeve prieš kelias dienas, neša studentai paveikslus iš subombarduotos meno akademijos. Tai yra fundamentalus naikinimas, toksai išnaikinti, nenužudyti žmogų, bet sunaikinti viską iš pašaknų, kad neliktų. Tai va šitas supratimas, kad tau gresia ne tavo asmeninė mirtis, bet išnykimas, jis yra sunkiai pernešamas smegenimis, nes tai yra kažkokia fundamentali neteisybė, kurią, ta prasme, aš numirsiu, aš galiu su to susitaikyti. Aš numirsiu, bet jūs gyvensit, vis toliau vyks šitie pokalbiai, manęs šiandien nebus, bet iš principo pasaulis lieka kažkokiose taisyklėse, bet kad neliks nieko, čia nebelieka, tiesiog atrodo, ką tada daryti, kodėl mes čia sėdim, ką mes čia veikiam, tiesiog tai pakerta esminius kažkokius tavo, ir manau, kad, taip, kaip Dagnė sako, ukrainietis fronte, jo diena paskutinė gali būti kiekviena, tai paradoksaliai tai yra lengviau pernešti, negu iš saugaus atstumo stebėti nykimą viso, ką tu pažįsti. Iš čia turbūt ateina tiek kaltės jausmo, pavyzdžiui, iš Kėmos literatūrų, nes vieną dieną jisai supranta, kad viskas, ką jis pažįsta, tiesiog nyksta, o jisai liftu važinėja. Ir nieko dėl to negali, ten visur yra kaltė, aš kaltas. Ir man taip atsitiko, kad karo pradžioje mes Bostone filmą rodėm ir Amerikoje buvo dar naktis, kai prasidėjo Kijevo puolimas. Ir tom dienom pirmom, kai atrodo, kad viskas galbūt važiuos link mūsų ir liko kelios dienos, iki to, kol tai ateis iki mūsų, tas buvimas Bostone, kur atrodo viskas normalu, psichologiškai man buvo labai sunkiai pakeliami. Aš tiesiog norėjau kuo greičiau grįžti į Lietuvą ir pats tuo stebėjausi, nes galvoju, grįžti, taigi aš noriu grįžti į karį, nesaugumą, bet aš labiau noriu būti tame, negu jausti kaltę, ir man tada labai aiškiai nes kaip tik Jurgis Matulevičius rodė Izaoką Bostone ir ta tema kaltės, staiga ką jisai rašė.